Sveiki, aš kineziterapeutas Eimantas. Dirbu funkcinės terapijos centre. Šiandieną jūs supažindinsiu su keliom paprastom teipavimo technikom suteipuoti pirštus, jei jau patyrėte sužalojimą ar norite tiesiog profilaktiškai juos sutvirtinti. Esant piršto sąnario sužalojimui, galima papildomai jį apsaugoti nuo lenkimo, tiesimo ir šoninių judesių su teipu. Pirmiausia, teipuojant reikėtų arba iš anksto pasiruošti juosteles, arba užteipuoti ir atplėšti tiesiai iš rulonėlio. Jūs dedate ant piršto inkarus vadinamus, tai yra teipo pamatą bazę. Vienas dedamas aukščiau sužaloto sąnario, kitas kiek žemiau sužaloto sąnario. Šie teipai skirti apjuosti, sutvirtinti tą vietą, prie kurios bus kabinamas likęs teipas. Stenkitės smarkiai neužveržti, tik tai lengvai užkabinčios teipus. Tuomet galite imti arba tokio pat pločio, arba paplėšti siauresnės juostelės teipo ir papildomai pagal tai, ko reikia jūsų pirštui, užklijuoti teipą, pradedant nuo apatinio pamato ir sukant link priešingos pusės viršutinio pamato. Tvirtai užtvirtiname, apsaugome nuo šoninių judesių. Atliekame tai abiem pusėm. Vėlgi pradedant nuo viršaus ir apsupame link priešingos pusės. Suformuojam savotišką iksiuką. Ir panašią techniką galite pasinaudoti ir apsaugant nuo lenkimo tiesimo, ne vieno šoninių judesių. Tiesiog teipuojama nuo vieno pamato link kito toj padėtį, kur jūs norite užfiksuoti pirštą. Pavyzdžiui, visiškai ištiesus. Galite užklijuoti vieną arba netgi kelis papildomus teipo gabaliukus tam, kad turėtume gražiai užfiksuotą pirštą vienoje ar kitoje padėtį. Jeigu lieka per daug teipo, geriausiai jo papildomą dalį nuplėšti. Įsitikinkit, kad visos dalys, kurias norit, pilnai priklijuotos. Ir tuomet rekomenduojama užklijuoti antrą sluoksnį pamato, kad tiesiog niekur nepabėgtų, neatsiklijuotų jau užklijuotas teipas. Mes padengsime vėlgi tas bazes. Štai taip. Jeigu papildomai reikia, galime dar užklijuoti atsiradusius tarpus, jeigu norime apsaugoti nuo vandens patekimo ar panašiai padengti visą pirštą. Tačiau kartais rekomenduojama palikti ir vieną kitą tarpelį pirštų kvėpavimą, arba jeigu mes norime išlaikyti minimalų judesį. Šiuo atveju mes padengsime ir likusią dalį teipo gabaliukų. Atplėšiama ir padengiama. Stengiatės, kad padengiant persidengtų teipas vienas ant kito, o neliktų tarpo. Pabaigę teipavimą pasitikrinat, kaip sugrįžta kraujotaka į pirštą. Neturėtumėt jausti kažkokio tirpimo, tinimo, nemalonaus pojūčio, šalimo ar kažko tokio. Tuomet papildomai dar galima sukabinti šios pirštus kartu. Jeigu jūs norite apsaugoti ir artimai piršto sąnarį nuo papildomų judesių, jūs galite tai atlikti dar papildomam teipo juostelėm, tiesiog suglaudžiant pirštus kartu ir suklijuojant į vieną bendrą grupę. Tai vėlgi išsimatuojat, kiek jums reikia, suglaudžiat pirštus ir pabandote apjuosti, pilnai suklijuoti. Patartina tai atlikti ir aukščiau, ir žemiau sužaloto sąnario. Tai yra papildoma juosta, plėšiama ir užklijuojama ir žemiau sužeistą sąnarį. Tokiu būdu jūs turite tvirtai sutvirtintą pirštą.